Šiandien darom challenge, kaip gerai mane pažįsti. Taigi patikrinsim žinias apie vieną kitą. Štai čia turim grietinėlės ir lėkštučių. Ja. Manau, visi žino taisyklės šito challenge ir tiesiog pradėkime jį. Taigi mes dabar vaskinsim, kas pirma uždavinės klausimą. Tai pirma... Oi, tu savo. Gerai, aš palaksiu. Šitas labai lengvas. Gerai. Nu. Pirmas klausimas. Kokia yra mano mėgstamiausia spalva? Juoda? Ne, juoda. Gerai, aš atsakiau, juoda. Ir ruduo. Davai. Gerai, dabar mano pirmas klausimas. Koks mano krikšto vardas? Kiek turi pirmų? Gerai, 2. Ana. Ne. Nežinau. O. Ne? Pala, tu man sakėjai. Jeigu norite, galite irgi kartu atsakinėti ir rašyti komentarus atsakymus, kaip manote. Ja. Nežinau, bet. Tiesiog. Na, aš pasakysiu bet kokį vardą. Nelietuviškai. Tavo ir taip padėtų. Gal lietuviškai, nežinau. Nežinai? Pasakyk, Katažina. Pala. Pasakai. Viskas galiu? Plaukit, pataikit. Oi, čia jau katės plaukas, sorry. Silvija, ten atsargiai tau šrita. Antras klausimas. Koks yra mano mėgstamiausias serialas? Serialai. 3. Vampyrų dienoraščiai. Tada... Aš jau žinau, ja? Taip, ką tu žiūrėjai? Vieną atspėjau. The Originals? Ir paskutinis. Riverdale'as? Net tai. Gerai. Pasakyt? Klešas. Ai, užmiršau, Dysės, aš užmiršau. Gal, kad aš turėjau į vandenį toks jausmas. Lėkštutės salamdė. Nemalonus jausmas. Pasakyti jums, aš nežinojau šitą serialą. Antras klausimas iš mano pusės. Kiek turėjau augintinių? Katė skaitosi? Jo, su kate. Tu vieną. Ne. O šiaip aš tu pasakai apie savo augintinius? Nepasakai. Pasakau. Padu. Iš kur aš žinau, tu tikrai nežinau. Nu gerai. Sakyt kiek? 3. 2 papagėlės dar. Šito nežinau tikrai. Sakiaugi. Kodėl retai? Bet čia tai dar liko. Trečias klausimas. Kada ir per kokią pamoką gavau savo pirmą neigiamą pažymį? Matematika. Kada? Maždaug. Pala, aš... Nereikia dienos pasakyti. Aš Kada prasidėjo kažkoks pusmetis? Pirmas ar antras tai? Pradžioj pusmečio. Bet kokio? Antro pusmečio pradžioj gavai trejetą. Taip. Mano trečias klausimas. Silvijai. Kada aš gimiau? Ryte, dieną, vakare ar naktį? Ryte. Taip. Aš atsimenu, kaip per tavo gimtadienį tu tokia laukiai. Ir skambutį visada aš gimdavau per skambutį. Gerai. Ketvirtas klausimas. Koks yra mano zodiako ženklas? Mergelė. Malonės.
Kitas klausimas, kokia mano mėgstamiausia spalva? Galėtume. Ne. Taip. Tavo bijos patinka šiaip, tai tu man sakai, kad tavo vis abi mėgstamiausias. Ja, bet man daro. Ja, bet man, vis tiek. Ai, 5 klausimas. O, čia šitas žiauriai easy. Tai vis dėl sakai. Tai neankstyk vanilė ar šokoladas. Vanilė. 5 klausimas, kokios veislės šunio norėčiau? Retrieverio. Kokio? Auksinio. Arba auksinio retrieverio, arba haskio. 6 klausimas, ar man patinka aštrus maistas? Pana. Ar tau patinka aštrus maistas? Taip? Taip. Greičiau, tu tai padaryk ir... Malikis. Nu, žmonė. Nu, žmonė. Tau patinka. 6 klausimas iš manęs. Kur labiausiai norėčiau nuvykti? Šalis. Yra 2, bet gali vieną tik pasakyti. Nežinau. Palauk. Da. Aš galiu vieną spėt, bet aš galiu sumaišyti su kitu žmogum. Turi 2 bandymai, gal to padės. Rusija. Ne. Na, paskutinis bandymas. Amerika. Ne. Dabar. Pasakyt? Nu. Norėčiau nuvykti arba į Šanchajų, arba į Maldyvus. Šanchajus yra ne šalis. Garbė man. Palauk. Tau uždėt ant veido šypti ragėlį, kuris slysta. Ui. Čia greitai, bet nestipriai ir nemoliu po veidą. Sakiau nestipriai. Oi. Oi, kitas falkas. Tokia veidrodė. Seriausiai. 7 klausimas. Ar aš džiovinuosi plaukus su fenu? Taip. Ne. Ką? Nesidžiovinu. Bet tu tada džiovinaisi. Kada? Kai mes tam kalbėjom. Aš nesidžiovinu plaukų, Kotryna. Netikėtai čia buvo šypselė. Jaučiasi. Atsimerk. Nenoriu. Aš negaliu kvėpuoti. Bet... Galiu. Kol aš palausiu, Silvija taisosi antakius. Kuriuos nusivaliau. Kol Silvija taisosi antakius, parašykite komentarus, kokią norėtumėte dar video. Tavo klausimas? Kokio ilgio yra mano plaukai? What the fuck? Kas čia per klausimas, aš jų nematavau. Aš jų nematavau. Bet aš sakydavau klasiai. Nesakydavai. Kada? Antroje klasėje? Ne. O kada? 6. O wow, mes dabar 9. Nu tai kokį ilgį? Apytiksliai. Centimetrai? 70 centimetrų. Tada apytiksliai sakyk. Nu kiek iki kiek? Tai 70. Maždaug. 80. Kiek nutiko? Aš netaip supratau. Aš irgi netaip supratau. Ką darau? Aš darau viskai tau nupiešiu kažką. Ne, man. Tu smitai. 8 klausimas. Koks yra mano batų dydis? Aš dabar galvojau, kad tu paklausi. Nežinau. Va. Kiam pirmas. Taip. Nes tiesiog pasinakoju, nes dabar kiam pirmą dydį. What the fuck? Ko čia tavo? Ne, tiesiog mes pirkom ir tau tiko, man netiko paėmus. 8 klausimas iš mano pusės. Kokia batų firma yra mano mėgstamiausia?
Iš garsių tų filmų? Jo. Matytas. A? Matytas. Atidas. 9 klausimas. Ar aš vis dar žiūriu animacinius filmukus? Su sesė žiūri? Prie ko ši sesė ar aš? Ar aš pati savo norų žiūrėčiau? Taip. Ne. Taip. 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 Kasgi sakys. 9 klausimas. Koks mano mėgstamiausias gyvūnas? Pavyzdžiui, ne naminis, o šiaip iš visų. Ir jis toksai, galima sakyti, egzotiškas labai. Čia tau, kad būtų lauktinė galva. Būtent tos mėlynos. Egzotiškas. Tu palietuvai nėra. Nu, galima sakyti. Pandos. Ne. Nežinau tada. Chameleonas. What the fuck? Pribūsi. Man patinka, kad skaičius spalva. Kaip ir aš. 10 klausimas. Ar aš bijau aukščio? Ne. Teisingai. Aš apie tave skaičiu. Ir mano paskutinis jau 10 klausimas. Kokia buvo mano pravardė pradinėse klasėse? Kiaušinis. Aš kalbu, kad apie tą. Vis tiek neatspėjai. Nu baig to daug kartų. Tu bliamu. Tu neišeidai. Kokia iš tikrųjų. Coliukė. Rimtai? Taipgi, mane vis laik vadindavo visi taip. Kiaušinis, tu kiaušinis. Taigi tikiuosi, jums patiko toks video. Man darosi parašykit, kokių dar challenge'ų mums reikėtų padaryti. Jo, nes mums šiaip patiko šiandien. Jei Silvija. Apačioje paspauskite raudoną mygtuką subscribe. Paspauskite tą varpelį, kad gautume žinutę, kai mes įkeliam naują video. Ir paspauskite like. Taigi, tikiuosi, jums patiko. Mes stengiamės. Iki.